Labą vakarą, bičiuliai. Ir ne tik matote pas manęs fanaras, tiksliau ne fanaras vakar. Įsegė čia, aištino čia. Bet žodžiu, ne apie tai. Šiuo metu čia atvykau, todėl kad noriu pasiimti motinėlę, apsiskraidintą. Tai yra rastinukių motinėlė. Ir vakar, skaitos vakar, rastinukių avilį perverčiau, pasirodo, visą laiką pasitaiko žioplai ir faktiškai jos buvo rastinukės įėjusios į spitiminę nuotaiką. O dar grįžo į spitiminę nuotaiką ir žodžiu, ir tasai man atrodo su tikrąja pirmąja motinėlė, tas spiečiukas paspruko, kurio aš nemačiau turbūt, kad pabėgo. Sekantis buvo spiečiukas, tai aš jį pagavau. Čia buškutį bus atkarpėlė, kaip aš jį susiėmiau. Ir ir tada jau spiečiuką susiėmė, skaito sekančią dieną, iškračiau visą avilį ir radau gal kokius dar 5 lopšelius, jau buvo 2 atidaryti, bet dar buvo kiti neatidaryti. Ir žioplys visus faktiškai vieną įsėmiau čia, parsivežiau, ir vieną tik palikau avilyje ir pasirodo, kad palikau vieną, padariau klaidą, nes po vakar apžiūrėjimo supratau, kad tenai nėra nei kiaušinėlių, nei nemačiau motinėlės. Tai žodžiu, gali būti šiuo metu rastiniukų avilys be motinėlės. Tai dabar bus tikslas, aš pasigaunu motinėlę iš čia. Skaitos iš mano niukliausiukų, čia turiu vieną niukliausiuką ir dar vieną tenai turiu niukliausiuką. Ir keliausime į didįjį bityną. Didžiajam bityne panaudosiu tokią neįprastą techniką, kaip pabandysiu įkurdyti. Bet prieš tai viskas jau tenai. Dabar ką? Biškutį apsirengiu ir einu, nes čia dūmų neturiu. Staigiai nusikeliu. Beje, jau šitą motinėlę esu pažymėjęs. Tai dabar nežinau, ar jums pavyks man čia parodyti. Kaip ir įprastai atsivežiau gaudyklėlę. Ir dabar staigiai, šiaip bitelės aišku, čia jos daugiau vakaras. O paskiau aš jom išėmęs motinėlę, skaitos įkurdysiu lopšelį. Va čia turiu pasižymėjęs motinėlę. Gal net ir pagriebsiu su... O tai turbūt matytis. Motinėlė saugiai. Nu va, viskas paprasta. Motinėlę turiu čia. Šitom turiu lopšelį, tai iš avilio paskiau išpjausiu, atnešiu ir viskas. Skaitos motinėlę turiu ir keliaujame, aišku, šią biškutį, kad didesnio streso nebūtų, tai biškutį. Pačiom bitugėm duot stresas, tai yra prarado vėl motinėlę, nes jos nespėja prie vienos priprasti, kaip iškeliauju. Tai būtų, žodžiu, iš tos vietos tiek. Susitiksime bityne. Matau, pirmos bitelės jau prisistatė. Čia biškutį iš tų pikčiurnų jos mane atakuoja. Žodžiu, taip, žiūrim.
bitelių yra, dabar pavyzdžiui labai aš nesunkiai galiu suprasti, tai yra rastinukės. Aš spėju, kai jos be motinėlės ir dabar galbūt mano spėjimas neteisingas, bet galim, pažiūrėkim, sakykim, kaip reaguoja bitelės. Aš galėčiau gal net ir arčiau dar. Net galima pasiklausyti, kaip bitelės reaguoja. Nes esmė yra, jeigu jom motinėlė nepatiktų, turėtų bitės iš visų pusių bandyti šitą motinėlę dusinti arba nužakti, bet aš dabar ką matau? Ką matau iš pirmų pasivaikščiojimų? Iš pirmų pasivaikščiojimų matau, kad lyg tai geranoriškai pačios bitelės supranta, kad neturi motinėlės. Ir žodžiu, dabar biškutį yra kebloka čia man situacija, nes augalų daug, vis tik kad garantuotai, čia šitos motinėlės keitimas man pasiteisintų. Vis tik naudosiu, čia gal atsuksiu aš jum. Spėju, kad juos neturi. Atsuksiu iš čia kamerą, kiek galima, kad jūs matytumėt iš toliau, ką aš toliau darysiu. Tai iš tiesų gal net ir, žodžiu, daug netempiu. Esmė, motinėlės šitom bitelėm reikia, aš galėčiau ją tiesiog net ir išleisti, bet kad 100% garantuotas būčiau, kad ne taip kaip į tas piktasias čia vakar įdėjau ir iš karto man motinėlė jos nužagė motinėlę šitos. Tai dabar aš šitas visas biteles iškratysiu ir pabandysiu paskiau nufilmuoti, kaip kartu visos su motinėle atžygioja. Dabar biškutį yra nemažai darbo. Čia, sakykime, aš turiu veiklos. Reikia pripažinti. Be reikalą vakar šitą užsidėjau. Atskaitos. Viskas vyks va šitaip dabar. Šiaip aš čia didumoje, kur tos yra, nusikratau, nes tos jau ir medučio yra prisinešusios darbščios, galinga šeimelė, bet yra bėda. Jos neturi motinėlės, o faktiškai be motinėlės, jums reiktų gali parodyti. Taip pat parodysiu šitą. Persikelsiu arčiau kamerą. Va taip. Faktiškai šitas blokas laisvas. Tai yra grandiozinis čia. Šiaip tą galiu ir toliau biškutį pasinešti, nežinau. Šiaip noris parodyti, gal net ir iš toliau, kad jūs viską matytumėte. Tikėkimės. Tai, kaip matote, dabar galiu dar kartą irgi atsinešu motinėlę, šitą, jau čia lizdas, sakykim, lizdas. Ir jeigu dabar bitelės jom nepatiktų, iš karto jos čia bandytų šitą dusinti. Vis tik šito nedaro, tai žodžiu, tikslas yra iškratyti visas bitineles ant šito kartono
Ir paskiau paleisiu su visu srautu šitą motinėlę, kad jinai grįžtų į šitą avilį. Nes aš galiu dar čia trumpai parodyti. Kiaušinėlių nėra, motinėlės nėra, nieko nėra. Žodžiu, kratau viską. Taip yra biškutį. Nėra taip čia viskas gražiai daroma, bet yra toksai, kaip skaitoma, 100% metodas, kad bitelės tikrai priims motinėlę. Aišku, nėra blogai ir pasidūminti. Gal ne viskas piešiu pasakot, nes iš tiesų, jeigu jūs matytumėt, aš paskiau parodysiu. Šia bičių tai yra siaubingai daug. Man jų ne visas pavyks iškrapštyti čia. Bet norint šeimyną išsaugoti šitą bitelių, vis tik kartais reikia elgtis ir negailestingai. Šiaip nemažai ir medučio jos prisidėjo į korius, nes kadangi nėra motinėlės, yra tuščios vietos paprasčiausiai. Todėl šiaip jo, čia, jeigu jūs spėjate įsivaizduoti, tai čia yra, net neįsivaizduoti. Taigi dabar vis tik kažkiek iškrapščiau, būtų dar gerai iškrapštyti, bet vis tik. Taip, ir dabar pats svarbiausias etapas. Pabandau prisiarti, kiek galima. Skaitos paleidžiu šitą motinėlę iš karto į srautą. Viskas, jinai sraute, kad pilnai dar viską sujaukti. Taip, čia biškutę atsivežiau irgi tokių ir šalaviją, ir juozažolę šiek tiek, kad supainioti kvapus. Motinėlė šiaip, motinėlė garantuoju, kažkur dabar ir pasikavojo, bet jos dabar tikrai nieks bitelės nesistengs skaitos uždusinti, nusmaukti ar tiesiog kaip kitaip. Jos dabar faktiškai visos jos yra vienodose skaitos sąlygose. Žodžiu, jos dabar keliauja, o kad aš dar biškutį jas nelabai norisi, bet iš tiesų dar reikia. Tai yra, pirmoji eilė šitą operaciją atlikti reikia ir būti drąsiam, nes iš tiesų tai yra
bitelių tikrai labai daug ir aišku, galbūt ne kiekvienas ryšis bitininkas šitai. Galbūt jūs pamatysite, aš nespėju net sekti, nes išties gan sunkus kartonas, neįvertinau. Nu va, ir faktiškai, žinau, aš spėju viską jums čia parodyti, bet nėra, kad dabar galiu biškutį ir pafilmuoti ir papasakoti, kas tai vyksta. Vyksta tokia situacija. Va, kaip matot, aš net sraute skaitos. Žodžiu, įsivaizduojat, kas čia yra. Motinėlė žymėta, bet esmė yra dabar bitelės visas vienodose sąlygose. Ir jau jom nėra, sakykime, nėra jokių minčių, kaip reikia kažką smaugti. Esmė yra, kad jom dabar toksai kaip ir čiut nespėtiminė situacija, plus pačios bitelės po šitokio veiksmo, pačios jos suaktyvės ir vėl labai aktyviai pradės dirbti, jeigu viskas čia man gerai sekėsi. Šiaip kaip man sekėsi ateity, tai gal net ir iš čia. Aš truputėlį bandau iš čia tiesiog iš magazininių, sakykime, net nespėjau iškratyti, tai neturi reikšmės. Biškutį jų čia liko bitelių, bet esmė yra dabar jos vienodose sąlygose. Ir kažkur turi pareiti motinėlė. O kad motinėlės jos neturi, tai neturi. Nu, bičių srautas, kaip matot, didelis. Per tokį srautą nelabai aš ką galiu ir parodyti ir motinėlė, nes šeimelė tai iš tiesų siaubingai didelė. Bitukės, aišku, biškutį suiržo, nes iš tiesų kaip jos nesuirgs, nes vis tik taip, kaip sakyčiau, ir išdraskytas jų lizdas. Aš žiūriu tiesiog, galbūt jau motinėlė pasiekė rėmelius, nes faktiškai, pavyzdžiui, dabar su piktosiom suvargau, su piktosiom nužagėmo man motinėlė. Tiesiog, ir kas svarbiausia, jos prabuvo be motinėlės 4 paras. Ir dar kartą aš po to, nedaugiau, 6, aš jom visus lopšelius lygiai vieną, viską sunaikinau ir vis tiek nepriėmė skaitos motinėlės. Ir labai gaila, geros motinėlės nepriėmė. Buvo labai gaila, tai tada skaitos, ką padariau, reiškės, iš labai gerų bitelių avilio įdėjau porį su kiaušinėliais.
Ir dabar tos piktosios, kai bebūtų, jos vis tiek yra priverstos vis tik, vat, gali nepriimti. Vat radau vieną tokį, kaip ne, tuščias lopšelis. Juos turėjo daugiau lopšelių, bet mano klaida rastinukuose. Reikia man 2 palikti lopšelius, tai būtų didesnė tikimybė, kad būtų bitelės likusios. O panašu viena, galbūt įskrido, negrįžo, kažkas nutiko šitai motinėlei ir aviliukas mano spėjimais liko be motinėlės. Kol kas dar nematau avilyje, bet šitokios dar, šitom dar sakyčiau, reikia. Kad iš tiesų rekomenduojama net ir kelis kartus iškratyti. Bet žinot, lengva pasakyti, kaip tai padaryti. Tai, nu vat, aš nežinau, ar viską spėjau supasakoti, maždaug jūs suprato esmę. Tai yra, atsinešiau motinėlę, ką tik iš nukliausiuko, be jokių palaikymų, taip toliau, tiesiog ją paleidau čia į šitą visą srautą bitelių ir tikiuosi, kad šita motinėlė bus sėkmingai priimta į šitų bitelių šeimą. Plius dar biškutėlį čia tokių įdėjau skaitos kvapnių josažolės, šalavijo, man atrodo net ir šiaip galėčiau dar supurkšti. Gaila, nespėjau pamatyti motinėlė, kad ir žymėta, bet jinai turėtų tikrai keliauti į aviliuką. Nes pavyzdžiui, šito laiku nepadarius, tai galima, kaip pasakinti, dar ilgiau šitai palaikių šeimelę jinai sutranėtų ir paskiau jau ją ištaisyta būtų gan didelės problemos. Tai va, čia toksai, kaip ir sakykim, metodas, kaip greitai pakeisti motinėlę. Ir, kaip čia, ir restartuoti avilį, beveik, kad gautus efektas toks, kaip spiečių pagavus. Žodžiu, dabar neturiu ką daugiau ir pasakoti, jau kaip ir temsta, saulikė leidžiasi, šiaip reikia tokį darbelį daryti būtinai vakare, kad visos bitelės būtų avilyje, nes jeigu jūs tai darysite dieną, tai biškutį vis tik daug bitelių yra išskridusių, paskiau jos nesupras, kas tai yra, kas čia atsitiko, kodėl taip grįžta skaitos namo, o čia velneva vyksta. A čia da toksai, gerai biškutį sušlakstysime šalavijų kvapeliu, nes bus kaip ir profilaktiškai nuo visokio blogio. Skaitos, iš tiesų bitelių, vat, jūs galit matyti, atsiranda ir ant priešingo avilio, net ir dar ant vieno avilio. Biškutį, va, matot, pritūpė ant šito greta kažkiek, bet esmė, biškutį aš pabūsiu, jas surinksiu, biškutį net ir ant žemės, va čia prikritusių šiek tiek, nieko, jos visos sukeliaus į savo ramiai aviliuką. Svarbu viską laiku žiūrėti ir svarbiausia, ai va, motinėlė, pamačiau motinėlę, gal jums net ir man pavyks, va, matot motinėlę, kur randasi. Kaip matot, motinėlės bitukės
baltas toksai taškytis yra. Po biškutį, va, in kaip jau ir galima sakyti, šitą motinėlę 100% priimta, nes paprasčiausiai bitukės, va, in palikta, jeigu matot, savo valioje, leis jai daryti, ką nori, tiesiog dabar svarbiausia jai daeiti sėkmingai lygi avilio landos. O iš tiesų bitelių gan daug šitam avily. Ir plius biškutį toks yra kaip ir trūkumas šiuo metu palyginti daug buvo medaus lizdiniuose aviliuose. Nu dar biškutį aš bandau, kiek galima. Neturiu telefono, gaila net. Nes ant manęs ir pačio jau bitelių nemažai pritūpę. Nesinorėti. Norėčiau, va, matot motinėlę, kaip po biškutį, o jau čia greta landa, faktiškai tiesiog nesinori nieko. Aišku, galėčiau šiandien praskirstyti jai kelią. Va, gražiai vaikšto motinėlė, taip kaip tarp savų bičių. Na, aišku, jai nėra taip paprasta irgi orientuotis. Bet tikrai jinai patrauks į avilį, tai nenoriu čia iš priekio daugiau. Gal dar biškutį iš šono, nes čia daug ir bitelių kenčia, kad nesuminčiau. Pabandysiu kažkiek gal iš čia dar pafilmuoti. Nustebiu, jau labai nedaug liko motinėliai įsibrauti į avilį, in va šitoje vietoje. Bitelės faktiškai dabar jau matau, su ją elgiasi visai kitaip, mielai priima ir tiesiog jau ją net pamaitina, matau, viena bitelė. Tai tikrai priims šitą motinėlę. Tai va toksai kaip ir greitas būdas, kaip priimti greitai, kad įkurdinti motinėlę. Iš toliau pašnekėsiu. Tiesiog norėjosi, bičiuliai, jums parodyti, kad yra toksai metodas, kurį galima skaitos panaudoti, kaip greitai įkurdinti motinėlę ir būti beveik 100% garantuotai. Žinoma, jeigu su sąlyga, jeigu prieš tai tikrai įsitikinote, kad nėra senos motinėlės, tai 100% garantuoti, kad tikrai priims šeimelę motinėlę. Šiuo atžvilgiu tikrai matau, kad priims. Ir tikėkime, jau ryt poryt jinai pradės sėti kiaušinėlius ir, sakykime, vėl šitą rastinukių šeimą gyvos. Beje, aš jau turiu rastinukių ir kitą šeimą, nes piečiukai kurdinau. Tenai yra toksai baltas aviliukas. Tai, kaip matot, su bitelėm rastinukėm galima gyventi. Nėra tokios baisiai aršios, net lizdą išdraskius, galėjau net ir dūmų nenaudoti. Aišku, čia jos viena kitą apkibo, bet reikia nepamiršti, tai yra daug medaus koriuose. Jos, kai iškratinėjau biteles, daug susėdo į čia. Kartu bekratant įsikratė ir daug medaus. Tai gaila. Man atrodo, jo, viskas.
Jau nematau to balto taškiuko. Tai va, čia visko nesupasakosi, žodžiu. Aviliukas apkibęs, aišku, kai kurios žmonės tokie dalykėliai tai atrodo išties labai siaubingi, kas ypatingai pirmą kartą su bitėmis turi reikalų. Yra paprastesnių būdų, sakykime, pakeisti motinėlę ir aš naudojau kitokius, bet čia toksai kaip ir drastiškas, bet jisai tuo pačiu. Jo privalumas, sakykime, tai yra tame, kad tai suaktyvina biteles ir jos tiesiog kaip ir pagautas spiečius. Tiesiog tai bus nežmoniškai dabar veiklios, greitai siūs, leis motinėliai stipriai darbuotis ir gali būti, kad vėl įspės. Valandėlės vaizdas. Gan bitelės aktyviai motinėlė įsileido. Ir dabar faktiškai vorele po biškutį bando judėti link avilio. Čia dar kartais jums. Reikia nepamiršti, kad kartais ir visokių prisistato vagilių. Šiaip aišku, reikia užmesti akį, kad nepasiliktų kažkur bitelių. Nors jos susimesi kamuoliuką sėkmingai. Bet vat kaip įdomiai, iš pat pradžių kartais sulėtėjęs rautas, paskui pagreitėja. Tai va, po biškutį jos keliauja į avilį. Čia galbūt irgi yra kažkokia jų hierarchijos tvarka, kas pirmumą turi. Nes užeina toksai moments, labai greitai nešasi į avilį, kartais biškutį pristoja, galbūt čia yra kokia prie lakos sargyba, ar tiesiog užsikemša laka per tranus. Ne man pasakyti, tai būtų tiek po 2 valandų. Ačiū, kad žiūrėjote, kaip čia man sekasi šitokį darbelį atlikti ir viso gero.